Laida Krepšinio pasaulyje su Vidu Mačiuliu remia Lietuvos krepšinio federacija ir Krepšinio namai Kaune. Sveiki gyvi, aš Matas Buzelis iš Čikagos. Žiūrėkite Krepšinio pasaulį su Vidu Mačiuliu. Krepšinio pasaulyje. Pirmą kartą jums pasakoju iš kolegos Mariaus Antanaičio tik atidarytus filmavimo studijos Kvadratu. Ir tą progą prisiminiau, kad pirmą kartą 1980 metais Arvydas Sabonis mums davė savo gyvenime pirmąjį interviu. O štai kitas jau mano pirmasis interviu buvo 25-ųjų, gegužės 27-ąją su Matu Buzeliu, atskridusiu Lietuvon iš Čikagos. Jis puikiai kalba lietuviškai, jis kiekvienu klausimu turi savo nuomonę ir niekas jam nevadovauja. O kad davė mums skirtinį vienintelį interviu, gal dėl to, kad su jo seneliu Petru Buzeliu kartu dirbome Lietuvos televizijoje ir Kaune sėdėjome viename kabinete. Aš parodžiau šitą nuotrauką Matui Buzeliui ir jis su įdomumu apžiūrėjo, kaip aš atrodau ir kaip jo senelis su savo pirmojo treneriu iš Čikagos. O po to davė ir interviu. Matai, tavo senelis buvo tuo metu Lietuvos krepšinio žvaigždė. Ką nors žinai apie jį ar labai mažai? Mano tėtis? Gerai, pirmiausia apie tėtį. Jisai gynėjas buvo, tritiškai nemetė daug, bet gynėjas buvo, šoko aukštai, girdėjo, mušėsi biškį. Aidas Buzelis kitoks nei Matas Buzelis. Tu nesimuši? Kažkada. Petras Buzelis, žvaigždė tuometiniame Lietuvos krepšinyje. Ką tu esi girdėjęs apie amžinatilsį Petrą Buzelį, savo senelį? Pirmas dalykas, aš girdėjau, kad jisai buvo labai geras žmogus, labai geras žaidėjas, kapitonas Žalgirį ir Lietuvos rinktinei. Ir aš girdėjau, kad jisai buvo labai geras komentatorius. Tavo senelis buvo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinį žaidėjas. Ar kada nors sulauks tavęs rinktinė mūsų? Jo, tikrai žaisiu už rinktinę. Tik nežinau kada, bet aš tikrai norėčiau žaisti čia už Lietuvos komandą. Gal reikėtų vasarą atvažiuoti, pasitreniruoti su rinktine ir laukti kitų metų? Pažiūrėsim. Ta patį vakarą Matas Buzelis stebėjo ir lietuvišką krepšinį ir mums buvo įdomu išgirsti jo nuomonę apie tai. Labai greitas, kamuolis nelimpa, stipri žaidėjai, visi moka žaisti krepšinį. Labai skiriasi nuo amerikietiško mūsų tas žaidimas, nors čia irgi amerikiečiai žaidžia komandose. Skiriasi taisyklės, gynyba kitokia, treneriai kitokia,
Vadinasi, tau gimus ir augus ir tenai pradėjus žaisti amerikietišką krepšinį, būtų sunku prie europietiškų prisitaikyti. Man nesunku būtų, aš greitai apkeičiau mano žaidimą ir paklausyčiau, ką man komandos treneriai sako daryti ir man nesunku būtų, aš galvoju. Tai gal kada nors ir žaisi Europoje, pabaigęs NBA savo karjerą, atvažiuosi čia, kur gimė senelis, kur gimė tėvelis? Jo, aš tikrai žaisčiau čia, kai mano NBA karjeras baigęs, bet, žinai, mano tėveliai iš čia, tai man reprezentuoti, kur aš gimęs, bet aš myliu krepšinį, tai aš žaisčiau visur. Matai, tavo senelis Petras Buzelis buvo Žalgirio komandos kapitonas. Tai galbūt kada nors Žalgirį norėtum žaisti? Jo, tikrai norėsiu žaisti Žalgirį. Antras turnyras, tavo vardu pavadintas Vilniuje. Pirmą kartą dalyvauji. Koks įspūdis? Štai iš tų 13-mečių 12 komandų. Kaip jie tau atrodo tavo akimis? Labai talentingi, žaidžia smarkiai labai, myli krepšinį ir jo, žinai, moka žaisti krepšinį irgi. Ir jeigu palygintumėm amerikiečius, vaikus 13-mečius ir lietuvaičius, nes čia buvo 6 komandos, yra skirtumas ar ne? Yra skirtumas, žinai, iš Amerikos visi moka atletiškai šokti ir, žinai, bėgti, bet čia moka žaisti IQ, žinai. Su galva. Jo, su galva moka žaisti. Daugiau biškį. Taip, antrą vietą užėmė Kauno Žalgirio 13-mečiai, o pirmąją rinktinį iš įvairių šalių, įvairių tautybių. Ko paaiškint, kad štai svetimi, bet padarė kumštį? Aš galvoju, jie laimėjo, nes jie greitai žaidė, presavo, žaidžia kartu labai gerai ir jie myli viens su kitu žaisti. Nors svetimi visi ir mažiau klaidų darė. Jo. Matas Buzelis nebūtų atvykęs tikriausiai Lietuvon, jeigu ne jau taurės turnyras Vilniuje, kai žaidė 13-mečiai krepšininkai. Noriu, kad susipažintumėt su tais, kurie organizuoja ir organizuos tokias krepšinio šventes. Sveiki, esu Justina Pakamanė, asociacijos tėvai vaikų sporte direktorė. Marketinginiu pavadinimu mes vadinamės Mes mūsų. Esame mamos ir tėčiai vienos krepšinio komandos, tai tiesiog kartu bediskutuodami įvairiausiomis temomis, kas liečia mūsų vaikus, pradedant jų problemom ir baigiant jų laimėjimais ir pergalėm, supratom, kad turime labai daug bendrų temų, kuriomis norisi pasidalinti ir taip išspręsti kažkokias susidariusias situacijas. Tai kai vienas žmogus turi ką atsiremti ir su kuo pasitarti, visada yra lengviau. Dėl to mes tokie ir susikūrėme. Kad apie mus plačiau sužinotų, tai būtent per matą. Nes kai susikuria kažkokios asociacijos, nelabai kažkur kažkas mato, girdi ir žino, o mato dėka dėl to, kad jisai yra auganti žvaigždė. Dar praeitais metais jis nebuvo NBA, bet mes jo tikėjom. Mes tikrai labai norėjom, tikėjom, kad jisai vis dėlto pateks į tą NBA ir mūsų turnyras, matome, šiandien įgavo tikrai labai stiprų, tarkim, augimą, taip pavadinkim, kaip auga vaikai, taip pat užaugo ir mūsų turnyras ir esame labai ambicingi. Tai šiai dienai norime tikrai vadintis Europoje visoje, kad Vilnius būtų vaikų krepšinio sostinė. 6 lietuvių komandos, 6 užsienio komandos. Istorija yra, žinokit, labai paprasta. Lietuvių komandos, tai jos visos tiesiog labai nori dalyvauti, nes tai yra stipriausios komandos. Ir kitos, kurios nepateko, tikrai tikimės, kad kitais metais jau galės dalyvauti ir kitos, nes tų komandų stiprių yra daug. Užsienio komandas, taip žinokit, labai paprastai mes per vaikus, per tėvus, kas ką pažįstam, tai buvo pažinti savo jėgom, savo pastangom. Visi tėvai būrėmės ne tik iš Lietuvos, bet ir iš viso pasaulio. Taigi Europos rinktiniai laimėjo. Ją subūrė, kaip tik prie mūsų stovi treneris Davidas, Travel Teamo komanda. Tai yra be galo entuziastingas žmogus, kuris labai myli krepšinį ir jo tikslas yra suburti visos Europos vaikus.
Tai buvo 9 tautybių, iš 9 šalių vaikai, sukviesti juos į įvairiausius turnyrus ir turnyruose vaikai vienas kitą pamato tik aikštelėje. Jie nepažįsta, jie nesimoko jokių derinių prieš tai, jie nežino bendros kalbos, nes ne visi kalba angliškai. Tai jų kalba yra krepšinio kalba, jų kalba yra jų draugystė, jų šypsenos, jų noras laimėti ir šiandien mes pamatėme, kad laimėjo vis dėlto draugystė. Laimėjo ne tai, kaip tu kalbi, o tai, kaip tu vienas su kitu gali komunikuoti, neturint bendros kalbos. Žalgiris ir kitos Lietuvos komandos labai stiprios. Kokia buvo pergalės priežastis, pasakiau vaikams prieš rungtynes, kad tokiame aukštame lygyje visi lygus. Strategija, talentas ar įgūdžiai nėra svarbu, svarbiausia yra širdis. Tai, ką jie kartu, kaip komanda padarė aikštelėje, yra daugiau nei krepšinis. Kaip ir Davidas sakė, man labai patinka, laimėjo širdis, taip, laimėjo jausmas, laimėjo emocija, krepšinis lieka kažkur ten, o žaidžia emocijos, jausmai, draugystė, meilė. Jie yra labai geri. Jų krepšinio supratimas yra aukšto lygio. Jie stebi rungtynes, treniruojasi kiekvieną dieną, puikiai supranta krepšinio terminus, noriai treniruojasi. Mes turėjome 2 trenerius atvykusius iš Amerikos ir jie tikrai labai nustebę, visų pirma nustebę, kad koks yra aukštas lygis Lietuvoje mūsų vaikų krepšinio, kaip stipriai jau jie viską žino, kaip viską jie moko, koks yra greitis, koks yra atletiškumas, koks yra aukštas krepšinio IQ, tai yra be galo sužavėti treneriai iš Amerikos, kaip ir Davidas sako, turėti lietuvius pas save komandoje, tai yra dovana. Aš galvoju, kad įteiks apdovanojimus Chicago Bulls žaidėjas. Tai nuostabu. Kai tik turiu užsidėjęs Chicago Bulls kojines, tai mano pergalingos, sėkmingos kojinės. Tai puiku. Vaikams tai liks svajonės išsipildymas. Pamatė žvaigždę gyvai, besišypsantį, kalbantį su jais, vaikai supranta, kad viskas yra įmanoma. Manau, kad sporte svarbiausias dalykas yra tikėti, kad visos svajonės gali išsipildyti. Labai gražiai pasakė, kad pagrindinis dalykas yra visą laiką krepšinėje ypatingai žinoti, kad visos svajonės gali išsipildyti. Viskas yra įmanoma, nėra neįmanomų dalykų ir vaikams tai buvo labai itin svarbu pamatyti Matą gyvai, ne tik kažkur ekranuose, dėl to, kad tai yra gyvas pavyzdys, kad svajonės gali išsipildyti ir jos tikrai yra įmanomos. Tu ne vienas čia. Yra ir klubų atstovų, ir tavo pirmasis treneris. Kaip jiem patiko Vilnius, kaip jiem patiko mūsų vaikai? Jisai myli krepšinį labai, tai vaikai jam patiko dirbti su jais, parodyti jam naujų dalykų. Bet, žinai, jisai myli krepšinį su visą jo širdį. Tai jam, žinai, vaikai talentingai sakė jisai. Kas toliau? tą turnyrą gerbsi, mylėsi, atvažiuosi ir kitą metą? Jo, norėčiau. Po pertraukėlis vėl kviečiame svečiuotis krepšinio pasaulyje. Avizo visiems, kurie renkasi kokybę. Sybet, ruletka, gry karčanai, automatai to gry. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Mes mūsų asociacija Justina Pakamanė laidoje Krepšinio pasaulyje su laidos vedėju Vidu Mačiuliu. Žiūrėkite, klausykite, matykite ir dalyvaukite. Krepšinio pasaulyje. Ne tik mes savo laidose sugrįžtame praeitin, bet ir Lietuvos krepšinio klubai pagerbė savo pirmtakus. Vilniaus Rytas prisimena ir gerbė dabartinį Jonavos Sibet komandos trenerio asistentą, o kažkada tai buvusi puikų Lietuvos Ryto žaidėją Steponą Babrauską, kurio marškinėlius pažymėtus 5 numeriu pakėlė savo arenoje. O mes savo laidoje pirmą kartą išskirtinį Stepono Babrausko interviu transliavome prieš 20 metų. Matome Steponą Babrauską 11 Lietuvos krepšinio lygos čempionate pasiekusiam rezultatyvumo rekordą, žaidžiant Kėdainiuose su Nevėžiu. 43 pelnyti taškai. Mes nematėme šitų rungtynių.
kuris tavo kilinukas buvo toks pats geriausias, ar visi po lygiai? Ką žinau, ant 3-4 kėlinės atrodo nepramečiau nei vieno metimo, tai gal jie ir buvo geriausi. Paprastai būna, kad tą dieną, kai vienam sekasi, tai visa komanda žaidžia būtent to žaidėjo labui. Šį kartą taip pat buvo, ar? Ne, netėjau, sakau, statistikos daryti, žaidžiam komandiškai. Gal tą dieną man geriau sekės, daugiau pasavo komandos draugai. Na ir ką tavo draugai prungtinio pasakė? Pagyrė, šampanų butelį pastatė? Ne. Pagyrė, nežinau. Normaliai. Stepanai, pasakyk savo sportinį kelią. Kur pradėjai, kaip pradėjai žaisti tą krepšinį? Čia pradėjau sportuoti aš pas trenerę Oną Dindaitę. Tapom jaunimo čempionais. Paskui Sakalai, Rytas, vėl Sakalai. Studentiškas gyvenimas, studentišką komandą dar prisimenė, jau ne? Taip, dar žaidžiau studentų lygą šiek tiek, porą mėnesių. Ir viskas. Ar tu iš mažumės toks piktas, kietas ir mušeika, kas buvo studentų lygoje, ar ramus vyras būsi dabar? Čia nereikia veltis tos kraštinius, kas buvo, tas buvo. Tęsime Lietuvos krepšinio federacijos prezidento Mindaugo Balčiūno mintis duotas mūsų laidai. Kokius dar klausimus, pačius svarbiausius, jūs nagrinėsite būtent konferencijoje? Na, vienas turbūt svarbiausių privalomų klausimų yra finansai, finansinė ataskaita ir tikrai noriu pasidžiaugti, kad pernai dabar jau atlikus auditą, suskaičiavus viską, yra rekordinis krepšinio federacijos biudžetas, virš 5,5 milijono eurų surinkta, išleista būtent krepšinio sistemos veiklos vykdymui. Tai toks tikrai nemažas pasiekimas. O kaip tai pasiekite? Iš kur tie... Tai galiu detalizuoti. 2,4 milijono yra valstybės lėšos, 1,2 yra rėmėjų lėšos ir visos kitos yra tiesiog uždirbtos iš komercinių ir įvairių kitų veiklų. Tai aš sakyčiau labai geras balansas, tikrai tvarios organizacijos finansiniai rodikliai ir dabar svarbiausia juos ne tik tai išsaugoti, bet ir didinti. Tai tikrai tikiu, kad šiemet, jeigu visą planą įvykdysim, bus arti 6 milijonų. Dėl to, kad yra dar daugiau projektų. Vien nacionaliniu mastu vykdom 7 projektus, labai daug dėmesio periferijai, net mažiausiams miesteliams, nuo Skuodo iki Visagino, nuo Varėnos iki Kupiškio ir Biržų. Mūsų veiklos vyksta labai intensyviai ir aš sakyčiau, tas pulsas toks ir turėtų būti visos Lietuvos, nes Lietuva tuo ir išskirtinė krepšinio šalis, kad yra nedidelė ir labai daug krepšinio organizacijų mažam koncentracijos plote. Ir jų sąveikia sukuria iš principo va šitą vertę, krepšinio vertę. Ir tai yra labai, labai naudinga žaidėjų ugdymui, trenerių mokymui ir visų kitų pagrindinių specialistų. Bet bus ir pavyduolių, ir kitos federacijos, ir apskritai, sakys, tokius pinigus, kam valstybė dar turi remti, jeigu patys užsidirba. Ne konkurentai kitos federacijos. Konkurentai yra, aišku, sportiniai konkurentai yra užsienį, bet čia mūsų pagrindinė bėda yra tai, kad federacijos faktiškai atiminėja pinigus vieni iš kitos. Ir suprantat, kitos federacijos sėkmė yra nesėkmė tau, kaip federacijos vadovai. Dėl to, kad reiškia kitais metais iš to nedidėjančio pinigų krepšio jau jiems bus atriekta daugiau. Mes, aišku, vėl tikrai šiemet ir vyrai, ir moteris patekome Europos krepšinio čempionatą, tai reiškia, kad mums finansavimas turbūt nemažės. Bet, pavyzdžiui, iškovojus net 3/3 olimpinį bronzos medalį, mums nepadidėjo iš esmės finansavimas, netgi sumažėjo faktiškai. Tai įsivaizduokit, pasiekus jau aukščiausius apdovanojimus, nedidėjo finansavimas, tai reiškia, tai yra valstybės finansavimo lubos. Ir matot, kai tas geopolitinis kontekstas dabar toks ir kaip prioritetai valstybės yra labai aiškus, gynyba ir kiti dalykai, negali kvestionuoti šitų dalykų, tu privalai susitaikyti. Baigėsi Lietuvos moterų krepšinio lyga. Finale žaidė Vilniaus Kibirkštis ir Klaipėdos Neptūnas Amberton. 3-1 laimėjo sostinės komanda ir džiaugiasi tokia savo pergalę. Labai laimingas. Ačiū komandai, kolektyvui visiems treneriam, visi, kas prisidėjom, nes visi labai stipriai dirbom ir tikrai pasiekėm, sezonas superinis.
žaidėjai superiniai, treneriai patys geriausi, super. Pas mumis biudžetas vienas iš didžiausių, tai tikrai finale žais mes, toks mūsų darbas, mes tą turim padaryti, bet nėra titulų. Visi 4 pralaimėti yra ir tai pačiai komandai. Tai taip, jeigu žiūrime į Eurocupą, tai pirmus metus dalyvaujam, tai patekom į playoffus, tai čia yra labai gerai. Vietiniam fronte aš asmeniškai vertinu prastai, bet aš nesakau, kad čia komanda blogai žaidė ar kažką tokio, aš noriu į save atsisukti. Manau, galėjom daugiau, bet nežinau, iš tikrųjų sunku pasakyti, tikrai labai sunku pasakyti, negaliu sakyti dabar labai taip ant emocijų, kaip sakoma. Nežinau, reikia apgalvoti ir tada gal parašysiu žinutę. Įspūdinga komanda, o mums lieka dirbti, kad mes kitą sezoną visų pirma turėtume galimybę į tą viršūnę užkilti ir sugebėti dėti žingsnį į tą Olimpo kalną. Norėčiau paminėti, kad mes laimėjom viską. Tai aš labai laiminga, labai... Va tokios ir emocijos. Ilgas sezonas, bet kai viskas vainikuojamasi tokiom, emocijom, tokiais konfeti, šampano purslais, vandenio purslais, nesvarbu, tai sakau, tai viską atperka ir galima pasidžiaugti pagaliau. Dar labai norėjau po kiekvieno mano kalbinto rungtynių pasakyti ir padėkoti, pasinaudoti progą lygai. Kokie jie šaunuoliai, kaip jie organizavo, ta prasme, galiu sulyginti su Ispanijos, Prancūzijos lyga. Produktas gal nėra toks geras kaip Ispanijoje, bet dėmesys, televizija, interviu, dovanos, ta prasme, šaunuoliai. Laimėjom visus titulus Lietuvoje ar čia vietinėse Pabalčio lygose, bet laikas biškį patrukšmauti ir Europai. Ar tai bus Eurolyga, ar Europos taurė, pažiūrėsim. Aš iš viso tiek metų buvus legionierė, kaip sakant, negražu sakyti, bet pasakysiu atvirai, atvažiuoji, atiduodi širdį, pasiemi pinigus ir išvažiuoji. O čia ir mano vyras komandoje, ir man taip rūpi komanda, aš taip myliu tas merginas, aš tiek pergyvenau, kad aš dabar turiu 0 emocinių jėgų, nes man viskas. Štai ir viskas, ką mes norėjome šiandien jums papasakoti iš kolegos Mariaus Antanaičio filmavimo studijos Kvadratu. Išsiskiriame, kad lygiai po savaitės vėl susitiktume krepšinio pasaulyje. Būkite sveiki ir laimingi. Avizo visiems, kurie renkasi kokybę.